Ir -1 vėl. 65-66. Martynas Pocius. Mantas Kalnietis. Paulius Jankūnas, Simas Jasaitis ir Linas Kleiza. Toks Lietuvos komandos penketas dabar aikštelėje. Pocius. Kalnietis, Kleiza visiškai laisvas, niekas jam netrukdo. Nepavyksta pataikyti Linui Kleizai. Varžovai atkovoja šį kamuolį. Ir Endis Rautinis su juo. Spaudžia jį Simas Jasaitis, pabandė savo laimę ir Mantas Kalnietis. Baigėsi 8 sekundės. Baigėsi 8 sekundės. Lietuvos komanda ištraukė šitą kamuolį Kanados rinktinį iš nasrų. Simas Jasaitis prispaudė Endį Rautinį ir tų kelių sudėlstų sekundžių pakako, jog Lietuvos rinktinė priverstų Kanados komandą suklysti. Jonas Mačiulis keičia Simą Jasaitį. Tomas Delininkaitis irgi aikštelėje. Martyno Pociaus metimas iš 3 taškų zonos. Pataiko Martynas Pocius. Labai svarbus ir reikalingas tritaškis, kuris išveda į priekį Lietuvos komandą. 68-66, 3,5 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Jermainas Andersonas pradeda Kanados rinktinės ataką. Joelis Antonis prašo kamuolio baudos aikštelėje, bet jo negauna. Metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. Paulius Jankūnas pirmasis prie kamuolio. Aaronas Dornikempas nepataiko. Jonas Mačiulis prieš jį visą praktiškai Kanados rinktinę. Reikia palaukti. Tomas Delininkaitis irgi pagąsdino varžovą. Parodo, jog bus dabar ragai. Derinys toks. Ir nepavyksta ragų įstatyti varžovams. Martynui Pociui, jo metimas netaiklus, tačiau pražanga Kanados krepšininkui. 11 numeris Aaronas Dornikempas prasižengia. Tai yra trečioji Kanados komandinė pražanga, vėl nemetami baudos metimai, reikia mesti kamuolį. Suspėjo tą padaryti Tomas Delininkaitis. Pro galinę liniją, vieną varžovą įveikė, antrą beveik, metimas netaiklus, Lietuvos komanda tęsė šią ataką. Paulius Jankūnas kamuolį nepasiekė, bet privertė varžovą mušti tą kamuolį bet kur, tai tiesiai lietuviams į rankas. Kleiza. Pocius. Jo perdavimas Pauliui Jankūnui, staigus Pauliaus Jankūno metimas, dešinė ranka, 70-66, 4 taškų persvara ir Kanados rinktinė prašo minutės pertraukėlės. Baudų pataikymo statistika ir šiandien Lietuvos komanda toli gražu išnaudoja ne visas savo progas prie baudų metimo linijos. Ir šiandien, ko gero, bus galima pasakyti, jog yra daug rezervų, bet pats svarbiausias dalykas, kad Lietuvos komanda demonstruoja charakterį ir nuo -15 dabar jau turi 4 taškų persvarą. Ir dar svarbesnis dalykas, žinoma, yra kaip nors tą persvarą išlaikyti taip, kad pavyktų iškovoti pergalę šiandien prieš Kanados komandą. 70-66. 2 minutės ir 25 sekundės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Varžovai bus su kamuoliu. Lietuvos rinktinėje jokių keitimų. Visas tas pats penketas, kuris buvo joje ir prieš minutės pertraukėlę. Kanados komanda minutės pertraukėlių nebeturi. Lenkiamas Braunas. Prieš Martyną Pocių. Jermainas Andersonas prieš Tomą Delininkaitį. Išsikeitė dengiamaisiais, tačiau Andersonas nesugebėjo įmesti kamuolio į baudos aikštelę aukštesniam krepšininkui, o per Liną Kleizą buvo priverstas mesti nuo tokių tokia fontano trajektorija. Metimas netaiklus, Lietuvos komanda išsaugo 4 taškų pranašumą. Martynas Pocius nepavyksta įmesti kamuolio Linui Kleizai, varžovai perima kamuolį ir pražanga dar prieš metimą, tačiau Lietuvos komanda jau yra prasižengusi daugiau nei 4 kartus. 2 baudos metimai, o gaila. Galėjom padidinti pranašumą iki saugaus 6-7 taškų. Dabar varžovų 2 baudos metimai, bet prieš tai
Lietuvos rinktinė. Prašo minutės pertraukėlės. Viskas. Minutės pertraukėlės išprašytos, visos jau išnaudotos, abi pusės jas išnaudojo, belieka sukovoti tą minutę 37 sekundės. Mums prie televizorių ekranų, sirgaliams tribūnose ir krepšininkams aikštelėje. 2 Denhemo Brauno baudų metimai. Šiandien jis metė 2 kartus ir 1 kartą prametė. Dabar pataiko pirmąjį baudos metimą, mažina skirtumą iki 3. 70-67. Ir antrasis taip pat metimas taiklus, taigi klaidos galimybė yra minimali. Lietuvos rinktinės pranašumas tik tai 2 taškai. Ir reikia rezultatyvios atakos. Mantas Kalnietis pakeitė Martyną Pocių po šios minutės pertraukėlės. Jonas Mačiulis. Tomas Delninkaitis bėga prie tritaškio. Linas Kleiza prašo kamuolio čia baudos aikštelės prieigose. Jo metimas iš vidutinio nuotolio. Netaiklus. Jonui Mačiuliui nepavyksta pasiekti kamuolio. Taigi Kanados rinktinė jau šalia. Netaiklus metimas. Mantas Kalnietis atkovoja kamuolį ir pražanga Levonui Kendalui. Dabar ir Kanados komanda jau turės 4 komandinės pražangas. Gaila, kad neturėjo dabar, dar prieš šią Levono Kendalo pražangą, dėl to, kad teks šią ataką pradėti tiesiog išsimetant kamuolį iš užribio. 2 baudos metimai nepamaišytų. Labai reikia Lietuvos rinktiniai tikslios ir rezultatyvios atakos. Nesvarbu, kiek taškų, 2 ar 3 būtų, bet reikia pataikyti. Mantas Kalnietis. Užtvarą jam stato Paulius Jankūnas, tačiau už tos užtvaros progą susikurti pavyko sudėtinga Mantui Kalniečiui. Kamuolys pašokinėjo ant lanko. Nebuvo tiesiog kur daugiau jo dėti Mantui Kalniečiui. Paulius Jankūnas. Ir net nėra, atrodo, žingsnių. Netaiklus, labai netaiklus metimas iš 3 taškų zonos. Lietuvos komanda negali pelnyti taškų, tačiau lygiai to paties neleidžia padaryti ir varžovams. Dar vienas šansas Lietuvos rinktiniai. Jonas Mačiulis. 10 sekundžių atakai. Atakai, kuri galėtų atnešti pergalę. Manto Kalniečio metimas. Netaiklus. Ir su kamuoliu Kanados rinktinė. Andersonas. Jo metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. Ir štai tokia dramatiška pabaiga. Neįtikėtina drama šios dienos rungtynėse jūsų ekranuose. Fanai, kurie arti širdies smūgio. Na ką, šitoje vietoje tinka pasakymas, kad nesvarbu, kaip mes šiandien žaidėme, nesvarbu, kokios buvo to priežastis. Svarbiausia, jog net ir su tokiu žaidimu Lietuvos rinktinė sugebėjo išsprūsti, sugebėjo išplėšti pergalę 2 taškų skirtumų. Ir tai yra dar viena pergalė, kurios iš Lietuvos rinktinės jau niekas neatims. Šios dienos paskutinė transliacija per TV3 baigėsi tiesioginė, tačiau šiandien jūs dar matysite vaizdo įrašą ir tiesiogiai galėsite matyti per Viasat Sport Baltic Turkijos ir Rusijos rungtynių susitikimą. Šiandieną čia Lino Kleizos reakcija į tritaškį po 3-ojo kėlinio pabaigos ir šiandien taip pat netrukus jūsų lauks karštas interviu su vienu iš mūsų krepšininkų. Taigi likit įsijungę TV3 ir nepamirškit palaikyti Lietuvos rinktinės, kuri grįž į aikštelę jau po dienos pertraukos ir tada kausis su Ispanijos rinktinė.